Sveiki visi klausytojai, aš esu Eglė ir sveikinu su jumis mūsų tinklalaidėje Dialogai. Ir šiandien aš kalbuosi su mama, moterimi, kuri iš tikrųjų susidūrė su smurtu savo gyvenime, savo artimoje aplinkoje ir jinai dalinasi labai jautri savo pačios istorija ir patirtimi. Tad pirmiausia, gal aš ir norėčiau pradėti nuo tokio įvedančio klausimo, kaip tavo vaikystė atrodė, kokioje šeimoje tu augai. Na, kitiems žmonėms atrodėm ideali šeima. Ideali mama, tėtis, jauni susitokė. Bet ką aš matydavau, ką aš pajusdavau, tai smurtas. Smurtas prieš vaikus, smurtas prieš mamą. Ir ne tai, kad ten tiesiog, aišku, būnam visi galbūt nepaklusnus vaikai, kažką padarom negerai ir tam, ta prasme, ir tiesiog lengviau uždaužti yra, bet pas mus būdavo tokių, kad tiesiog tėvai baliavoja kažkur ten virtuviai, mes vaikai žaidžiam ir tarpusavį su vaikais kažkur kažkas nusikeikiu ir ateina, išsitempia mano tėvas, tiesiog net nežinau, kad jisai girdi, o jis tiesiog netyčia išgirdo, kad aš nusikeikiau, nusivedė į kambarį ir su diržu mane primušė. Tiesiog. Ir jo tie žodžiai iki pačio man skamba, man buvo gal 5 metai. Ar išgirdai, ką pasakei? Ar žinai, ką pasakei? Ir aš net nesupratau, nes mes su vaikais tiesiog žaidžiam, kas ten ką šnekam. Ir tą žodį iki pačio aš prisimenu realiai. Ir daug tokių atvejų, kad tiesiog iš niekur nieko, ne taip padarei, ne taip pažiūrėjai, ne taip šneki, vaikai valgo prie stalo, biškį susijuokiai, toj pat iš aukšto į kaktą ar dar kažkur, neištraukia iš plaukų, iš šepečio plaukų, ten ateini, ten ateik čia vėl, gausi ir, ta prasme, daug tokių žiaurių dalykų ir, aišku, galbūt žiauriausias jo tvirtybės parodymas buvo smurtas prieš mamą ir mes tą matydavom ir mes tą jausdavom ir tą baimę, kai tu girdi, kad baliavoja tėvai ir jau naktį tu miegi ir išgirsti, kad jie baras, pykstas, automatiškai tu jauti tą skausmą, pyktį, baimę ir toks net sustingimas, galbūt sakyčiau, nežinau, ir kad toj pat kažkas bus ir būdavo, muždavos. Ir netgi paskutinį kartą mačiau berods 14 metų, kai buvo, kad tiesiog mama iš po operacijos su ramentu dar vaikščiojo ir atėjo ir tiesiog prie visų žmonių dėjo į galvą, ten stūmė, mušė ir tiesiog man kaip vaikui čia buvo tiesiog nesuvokiama, kaip galima taip prieš tavo mylimiausią žmogų daryti skaudžiai tiesiog. Ir automatiškai baimė ir kada pajutau, kai jau paaugusi 18 metų aš išėjau iš tėvų, iš tikrųjų anksti pradėjau dirbti ir anksti išėjau iš namų, nes jutau poreikį išeiti ir dabar neseniai gal, nežinau, kiek buvo 30 metų gal kokie, kad tėvas tiesiog atvažiavo ar parvežėm, kas ten buvo, kad jis buvo tiesiog pergeręs ir jo tos akys, kad pabalusios ir jisai automatiškai nebesiorientavo galbūt. Ir mama ten kažką pradėjo sakyti, jis pradėjo atgal šaukti jai. Ir aš tada įsiterpiau, kad tėti, eik miegok, viskas gana. Ir jis man atsuko tokiam pabalusiom akim. Ir aš prisiminiau vėl tą jausmą tokį, kad vis dėlto dar tas niekas nepasikeitė, niekas nedingo. Tiesiog galbūt žmogus buvo primęs, bet kokią traumą jis padarė vaikystėje, tai čia yra tiesiog sunkiai ir suvokiama. Ir nežinau, ar kad nors pavyks tai pamiršti, pamiršti nepavyks, nes bet kuriuo atveju tu tai prisimeni, išgyveni dar kartų. Tiesiog bandai dirbti su savim ir atsitrauk nuo tokių žmonių. Ačiū Dievui, kad man pavyksta atsitraukti. Nesvarbu, kad mama iki pačiol gyvena, bet apsiriboja ir apsilankymai. Ir kažkaip taip stengiasi tiesiog bėgti nuo tokių žmonių, nes tu jų nepakeisi. Ar buvo aplinkoj, kai tu augai, aplinkinių galbūt šeimos narių, ten tetos, dėdės, seneliai tau, kurie galbūt kažkaip įsikišdavo, kažką darydavo, kokius tau jausmus iš šono ir mintis kėlė tai stebint, ar tai normalu, ar aš tai turiu priimti, ar tu visgi jautei tokį tvirtą, kad čia kažkas yra negerai? Aš nesuprasdavau iš tikrųjų, kad kažkas negerai. Aišku, sunkiai kas nors kišdavosi, nes tai darydavo dažniausiai, kai nėra, kad niekas nemato.
Net mama daug atvejų, kad aš vieną kartą sukaupiau drąsą ir tečiai pasakiau, kad tu neteisingai man tada padarai, neteisingai aukliai. Mama net nežinojo, pasirodo daug dalykų, kad kas būdavo. Ir vat terapijų grupėje, susitikimuose, kaip pat moteris dalinasi savo patirtim, iš tikrųjų aš prisimenu, kad mama net dažniausiai net nematydavo, nes būdavo tas viskas labai tyliai ir jeigu tu, pavyzdžiui, gaudavau su diržu ir jo tie žodžiai būdavo, kad dabar neverk, apsiramink, žiūrėk į akis ir nusiramink. Ta prasme, net neturėdavom teisės verkti, nes tipo čia nieko tokio ir tu susijęsk savo jausmus savy. Ir, išmokai tikriausiai, aš nežinau, slėpti kažką, kažkaip priimti savy, net sakau, iš tikrųjų, net sunkiai suvokiama. Ir kai pati pagimdžiau vaikus, tada, man tada supratau, kaip su manim elgėsi neteisingai, nes vaikai taigi viską daro, ką tu darai. Jeigu tu nusikeiki, tai vaikas keikėsi, jeigu tu kažką padarai ne taip, tai vaikas daro tau tą patį. Ir automatiškai tada man toks atgal grįžo visas tas darbas su savim ir supratimas, kaip neteisingai su manim elgėsi, nes, čia buvo tiesiog nežmogiška, tu esi tėvas, tu turi auginti, mokinti savo vaiką, o ne dėl kažko lupti tą, ką tu pasakėjai, tu padarėjai. Jeigu man sako, kad neturim pinigėlių, pas kažką ten nuėjom, radau pinigėlių, paėmiau tos pinigėlius, parnešiau tėvams, man buvo 4 metai berods. Ir gavau su diržu, aišku, nes aš pavogiau pinigus, bet aš parnešiau tėvams, nes tėvai neturi pinigų, o aš kažkur radau tos pinigus, nesuprasdama, kad čia mūsų, ne mūsų. Ir tai ir už tokius dalykus, šiaip buvo iš tikrųjų žiauru. Ta anksčiau galvodavau, kad žiauru, bet kai su savo vaikais pradėjau auginti, tai nes vyresniam dabar 6 metai yra, tai tiek metų atgal pradėjau suprasti, kad ant kiek daug neteisybės, kai tu turi mylėti savo vaiką, jam esi visas pasaulis, o tas visas pasaulis tave žaloja, muša ir dar sako, kad čia yra viskas gerai. O kad sakiždavo kas nors, tai galbūt seneliai. Mes dažnai vasaras būdavom pas senelius mamos pusėje, tai aš labai kažkaip artima esu močiutei, nes aš su ją būdavo saugiai, aš su ją būdavo gerai, aišku, norėdavau ten ir gyventi, nes man ten kaip vaikui būdavo gerai, tai ten vienintelis, kur būdavau, bet nieks neapgindavo nuo tėvo. Net pati mano mama neapgindavo, nes, tiesiog viskas būdavo tyliai ir kad rasdavo progą, kai yra vienas pats, tada jisai parodydavo savo galią. O kokie buvo tavo pačios santykiai, kai juos tu pradėjai kurti, kai užaugai, kurie turiu omeny romantinius santykius? Aš pajutau, dabar jau suprantu, kad man reikėjo tiesiog kažkokio artimo žmogaus, artimo, kuris apkabintų, prisiglaustų, tos vyriškos galbūt meilės. Ir kai išsiskyriau ir pradėjau lankyti užsiėmimus su psichologu asmeniškai, privačius tos užsiėmimus, tai pasirodo, aš ieškojau meilės, vyriško apsikabinimo ir gavusi iš tokio žmogaus, kaip buvęs vyras, kuris tiesiog labai norėjo kontrolės, labai norėjo niekur manęs neišleisti. Ta prasme, mano poreikiai būdavo visą laiką nustumiami į šalį, bet aš taikydavausi su viskom, tik tais tam, kad būtų pas mane kažkas, kad kažkas mane kart nuo karto apkabina, būna su manim ir man jau būdavo širdį šiek tiek geriau, jis manęs nemušdavo, nesmurtavo prieš mane buvęs vyras, tai dėl to tikriausiai aš su juo leisdavau, kaip sakau, kitais būdais mane menkinti, gal kas čia tavo, kas čia ne tavo, kas tu tokia, čia be manęs niekas, ir tokia. Ir iš tikrųjų aš galvoju, gal aš esu niekas be to žmogaus. Ir, tiesiog, pajutau per tos psichologinius susitikimus, kad meilės aš iš savo tėvų negaudavau iš viso. Kad apsikabinti, žiūrint televizorių ir dar kažkur, tai kaip tiesiog, galbūt apsikabina šeimose būna, kaip aš apsikabinu savo vaikus, pavyzdžiui, mes sėdim, ištisai, vyresnėlis būdavo toks pripratęs prie manęs ir visą laiką grįždavo iš darželio, aš pasimdavau jį, apsikabindavau, visą laiką ranką laikydavau jį ir man tiesiog pačiai galbūt to reikėjo labiau negu kad mano vaikų. Turiu 2 berniukus dabar. Ir kai tik man blogai, aš juos visą laiką apsikabinu. Turiu savo vyrus dabar. Tikrai taip, aš taip pat pagalvojau. Gyvenimas ne veltui taip sudeda gal.
Jūs minėjot, kad tokio fizinio smurto savo santykiuose nepatyrė, bet tokio buvo tarsi psichologinio, ne? Kažkokio sumenkinimo, įžeidinėjimo. Ar jūs tai pastebėjot jau nuo pradžių, tiesiog kažkaip galvojot, gerai, gal čia mes įsispręsim, kažkaip turim iškomunikuoti, ar tasai buvo su laiku, kad atsirado ir tiesiog pradėjo aukti, daugėti? Tiesiog pradžiai nesuprasdavau to tokio, nu, jis nori būti kartu, jis nenori išleisti manęs pas draugės, jis nori kažkokias šventes švęsti atskirai, be draugų. Nu, galvoju, va, čia jis važinėdavo į užsienį, jis pasilgęs manęs. Nu, atrodo, kaip ir pateisindavo, jis net jaunas, kai buvo mažas vaikas, neteko mamos. Galvoju, gal jis čia labai nori to meilės. Aš jeigu tos meilės nebuvau, galvoju, jis, nu, atrodo, kompensuojam vienas kitam kažkokius tai trūkumus. Ir su laiku tiesiog pastebėjau, kad net su draugiam susitikti aš nebegaliu, nes tiesiog jo pavydo scenos namuose, jo ištisiniai tokie pykčio priepuoliai, nervavimas, automatiškai kažkokia įtampa namuose, o tu, nu, nesmagu, kai su vyru nesutarė, atrodo, nori sutarti, nu, čia esam šeima, juk norim tų pačių dalykų, namų, vaikų. Pirmas vaikas buvo planuotas, labai laukiama, aišku, aš namuose jį auginau, sėdėjau, po to atsirado korona, visi vėl namuose užsidarėm, niekur neišeini, niekas niekur. Nu ir po truputį pradėjom atidirbti, pradėjau išeiti darbą, dirbau grožio sferoje, tai toks galėjau pasiderinti porą valandų per dieną dirbti, mama pabudo su vaiku ir aš prisimenu, kaip jau vaikas buvo, vyresnėlis buvo 1,5 metų ir man draugė sako, gal važiuojam, penktadienis, kur nors išeiti į miestą, pasibūti. Ai, sakau, pasilgau mažylę, sakau, pasimsiu, nes jis plus labai, nu, prie manęs pripratęs būdavo, tai ir aš prisimenu, važiuoju pasimti pas mamą vaiko, jis man buvęs skambino, ką veiki, sakau, važiuoju pasimti, bet va draugė kvietė mane išeiti į miestą, žinai, ir ta jo reakcija, kokie čia miestai, tai tu motina, ne motina, kaip tu čia paliksi savo vaiką, kas tu tokia, tai nafik tu vaikų prisigimdėjai, tai ką tu čia valkatauti, man tokias moters nereikia, man čia... Ir aš tada palauk, bet aš net nepaklausai manęs, aš net nenorėjau pati varyti. Bet man jau toks atvirkštinis ir tokia raudona vėliavėlė atsijungia, kad vau, kodėl aš negaliu išeiti su draugiam, kodėl aš negaliu, viskas, aš jau, nu, aš myliu tą vaiką, aš prižiūriu tą vaiką ir aš nevalkatauju kažkur kažką ir ant mėnesių net nebuvau niekur išėjus, ta prasme. Tai vat, galėdavau išeiti su draugiam iki 10 vakaro, pasibūti, aišku, be jokio alkoholio, apie klubą, kažkur išėjimą. Man suprasti nebūdavo suprantama, pradžiui atrodo tai normalu, kaip ir va, turi šeimą, tu turi vaiką rūpintis. Ir kai kitos moteris, kad pasakojo, oi, mes ten su draugėm išėjom į klubą, pasitūstinam, paryčiais grįžau. Ir man toks, kaip? Ir jum tipo nieko nesakė, nes čia nenormalu, nes juk, ta prasme, juk turi sėdėti namuose moteris. Tai va tada daug tokių pagavau save palauk, bet reiškia, aš taip darau. Vat gal man taip netinka, gal manim turėtų pasitikėti ir išleisti mane, kur ten, o jis net, vat, paskutinį kartą, kai susipykom, tai aš nuėjau į koncertą su draugė. Tam buvo atlikėja, atvažiavo į koncertą, į Klaipėdą. Ir tiek susipykom, kad po to iš namų išėjau ir skyrybos prasidėjo, nes tiesiog išėjau į koncertą. Aišku, tu ten tūliko sėdėjai, ten pisaisi su visais ir ten, nu, va taip, tu sakau, tu žmogau, tu supranti, ką tu kalbi, sakau, koncerte, mes atėjom pažiūrėti koncertą, pasibūti, nu, aišku, ten žmonių pilna, bet tai apie ką tu čia kalbi. Tai va, jeigu aš einu kurvam, jeigu einu, tai einu visur ir, nu, žodžiu, va taip, va. Nors visą laiką būdavau namuose ir va tiesiog kontrolė, ištisinė kontrolė ir ištiniai pykčiai ir ištisinis toksai pyktis, kažką nepadarai, automatiškai jo tokia pyktis, o galbūt iš vaikystės toks noras įtikti, kad nebūtų kažkokių pykčių, tu automatiškai nusileidi ir tiesiog užgoži galbūt save. Toks tarsi turi paklusti, ne, tu augini vaiką, o vyras augina tave. Turi grįžti iki tada ir tavo tarsi gyvenimas baigtas, nes tu esi mama, dabar tu turi tik vieną užduotį gyvenime, visa kita nesvarbu. Ir aš taip klausausi tavęs ir girdžiu tą tokį, kaip tai paveikia visą tą požiūrį, ne po to irgi, tai kaip čia dabar, nes
aš irgi mama esu ir aš puikiai žinau tą jausmą, kaip tu po to save kaltini, gal aš čia neturėčiau, negaliu, man gal nepakankamai padarau, gal nepakankamai gera mama būsiu, jeigu aš sau leisiu kelias valandas atsipalaiduoti, ar kartą savaitę, kartą mėnesį, Taip, metus taip. atsipalaiduoti, ne, ir kai tą girdi iš žmogaus, kuris turėtų būti tavo stuburas, tavo ramstis. Taip, nes atrodo, kartu auginam tą vaiką, kartu norėjom, kartu turim ir nesustoja gyvenimas. Ir Mhm. jo, jisai, kadangi buvo toksai gan uždaras žmogus ir neturėjo, iš vis neturėjo draugų praktiškai jisai. Ir atsitraukęs nuo giminės, toks labai, nu, ta prasme, aš tokia bendraujanti galbūt buvau ir daug draugų turėdavau ir šiaip mano grožis svara, ten tų žmonės, klientės. Ir man kažkaip norma vykti susiplanuoti su draugais, pavyzdžiui, vasaros savaitgalį su palapinėm, į namelius ar dar kažką. Man tai patinka, aš nuvažiuoju pas savo giminės, savaitgalis ten pas kūmą, ten turi savo ūkį, man faina bendrauti, pabūti, o jam ne, jeigu kažkoks balius ar kažkas, jis tiesiog paima ir išeina, kur nors viens pats su savim būti. Ir man taip keista, galvoju, kaip taip iš tikrųjų, ir tas pats į jo giminę, aš jį pargražinau atgal. Nes kūma, o kur tu dingęs keletą metų su tavim, nei susisieksi, nei būsi, nei ką. Tai vat daugiau su tą kūmą bendraudavau aš, negu kad jisai iš tikrųjų. Ir matyt, vat, jeigu žmogui yra sunku bendrauti su visais, automatiškai ir mane norėjo patitraukti nuo visų ir uždaryti tiesiog namuose, kad būčiau priklausoma nuo kažko, nes jeigu pašneku su kažkom kitu, galbūt gausiu smegenų kažkokį paauklėjimą, patarimų, kuriem jam nepatiks, nes galiu nepaklusti. Ir jūs išsiskyrėt vėliau, kaip tu minėjai, kai buvo tas paskutinis taškas, ne, kur jau po koncerto ir jau pamatei, kad čia jau nu, viskas, man to užtenka. Tai va, aš pradėjau pamatyti, kai jisai jau tada, vat, 1,5 metų, kai buvo vyresnėlio, aš tada supratau, kad wow, jis čia kažkaip nori taip. Ir aišku, vėl ta korona, jo ten vėl užsidarimai namuose buvo, tai čia viskas kaip ir nu, suprantama. Ir va tada, kai buvo 2 metai vyresnėliui, jo, tada aš pastojau su antru. Ir automatiškai man tada antras nėštumas buvo labai sunkus be galo, nes aš galvojau, kad kur tu dingsi, tu esi nėščia, tu esi ta. Ir vėl visi tie uždarimai, nes jeigu nesiskiepijau, man sunkus nėštumas, aš nesiskiepijau, automatiškai negavau to galimybių paso, aš tikrai daug kur negalėjau išeiti ir vėl toks susidarimas ir tada mes dažnai pykdavomės iš tikrųjų su buvusiu. Jo išdinėjimai, pavyzdžiui, galėdavo mane, jis toks, kaip sakau, net neadekvatus galbūt kartais karšto būdo, kad jam nesvarbu kokia vieta, kur jis jau gali centre Akropolį tave iškeikti, iš ko neveikti ir nesvarbu, kad mato, nemato, kas nors jam visiškai būdavo vienodai. Ne kad namuose išsispręsk savo problemas, bet vieną kartą prisimenu kelionę, išvažiavom, galvoju, čia pykstamės dažnai daug kas, gal čia vaikas, gal čia vaikai, gal čia kažkas negerai, gal aš tokia užsisidėjus namuose pikta, tai va dviese bandom, jie viena pati negali išeiti kažkur, tai dviese bandom išeiti. Tai išvykom į kelionę ir tada supratau, kad ne vaikuose problema čia, ne dėl to, kad aš su vaikais ar nenoriu jo, ar ten užsisidėjus namuose, bet tiesiog elementarios situacija nesusitarėm, nesuprantam vienas kito ir susipykom parvažiuojant autobusą. Ir pilnas autobusas žmonių, tai jis man tai, ko tu nori, tai kas tau netinka, tai kas tau čia yra negerai. O man tokia gėda, tu užsičiauk, žmogau, grįžim namo, pašnekėsim, aš jam tik sakau, užsičiauk. Ką užsičiauk, tau čia negerai, kas užsičiauk, prašau, ta prasme. Ir va, nu, tiesiog ir tai va, jis toksai būdavo ir iškeikdavo mane. Taip, automatiškai aš tendavos nusileisti, nes man būdavo tiesiog, nu, nepriimtina, gėda tokia. Ir kad užgniauži vėl savį, nusileidi, galvoji, ai, nueini šalin ir tiesiog nesibari toliau. Aišku, namuose būdavo visko ir tikriausiai, vat, kaip mažylis, nu, pirmasis daugiau, kaip būdavo, kai mes ir jau aš pakeldavau balsą, atgal duodavau tų savo emocijų, tai išsiliedavau, kas man jau susikaupdavo, tai ateidavo mažylis man čiaupindavo burną, kad tu mama nebešnekėk, nieko nebesakyk, kol aš patraukiu tą burną, aš toliau, kad tu toks, anoks, tai nesupranti, tai čia toks ar kitaip, ar kas nebus, man jis vėl čiaupina, kad mama ne. Ir galvoju, po to tik tais, kai nurimus emocijom, suprantu, kad ką tu darai, ką tavo vaikas mato, ar tu nori tokio gyvenimo, ar tu nori ir pradedi dėliotis tos dalykus ir bam, antras nėštumas man.
Antras nėštumas buvo be galo sunkus ir buvo savaitė iki 3 mėnesių, kai pat nėštumo irgi mes tiesiog išėjau važiuoti, mašina neveikia, jis atėjo, apšūkė per visus, visi kaimynai mane žiūri, ten daunė debilė, kas tau čia yra, tu nesupranti, ir kas tu ką. Man iškart nervas, nuėjau su vaikų kambarį, skambinu mamai, mama prašau atvažiuok, pasiimk mane, tai atvažiavo, pasiėmė mane, išvažiavom. Ir taip dažnai būdavo, kad jeigu susipykstam, aš pasiėmu vaiką, važiuojam pas mano tėvų, tą patį tėvą, grįžtu pas tą patį tėvą, nes mama gyvena kartu. Ir pabūdavau keletą dienų, liktais nusiramindavau, jisai ten atsiprašau, taip nebebus, čia gerbiu, myliu tave, mano šeima, mes toliau kursim, gėlių nuperka, gyvensim gražiai vėl. Ir man tas toksai buvo, kad galvoju, mėnuo, 3 mėnesiai, daugiau išsivalymų negalėsiu daryti. Ar dabar man reikia to antro vaiko? Ar aš noriu gyventi tokį gyvenimą su tokiu vyru? Ar ne? Aišku, aš pas tėvų nurimau ir pasirinkau, kad gimdysiu vis dėlto. Aišku, daug pykomės. Antras nėštumas prasidėjo man pykčio priepuoliai, galbūt sakysiu taip, jau pagimdžius, kai aš viena pati palikdavau, kad vaikas verkia ir aš jaučiu, kad aš negaliu jo paimti, nes žinau, kad aš paimsiu, aš jį apsikabinsiu, kad mėnesį laiko lėliukas. Jis turi miegoti ir jis nemiega, jam gal kažkas skauda, faktas, kad skauda, kažkas negerai ir tiesiog nori, kad paimti šilumos, o man tuo momentu žies pykčio priepuolis ir jaučiu, kad aš jo negaliu paimti, nes aš jeigu jį paimsiu, aš jį trenksiu kur nors tai. Ir tą supratus, aišku, jau vaikas užmigo, nurimus emocijom, palikdavo vežimėlį ten tą vaiką, kaip pusę valandos išsibliauti, jis užmigdavo galų gale, tada man pačiai, kaip nežinau, kaip koks nuimdavo kažkokį tai išydą nuo manęs. Ir aš galvoju, ačiū Dievui, kad aš bent tiek suprasdavau, kad jo neimti, nes ant tiek nekontroliuodavau savęs. Tai kreipiausi pagalbos, pusę metų naudojau antidepresantus, ištisai. Tai truputį padėjo man tas ir pusę metų, tada tas buvo rudenį, pavasarį baigiau naudoti vaistus, tai praėjo dar pusę metų, jau tada pabiškai pradėjau su savim dirbti, su knygos visokios. Ir tada rudenį prieš žiemą, tiesiog ten netoli, ten naujų metų, netoli kalėdų, prasidėjo mūsų pykčiai, kad tas koncertas buvo, kad aš išėjau pas tėvų kelias dienas, po to vėl grįžau, jis ant sirgo ir galų gale gavosi, kad atėjo šventės, bet jos tiesiog nebe šventės, tiesa, jis dar norėjo nusižudyti prieš tas šventės. Mes jau pykomės ir jis man, aš sakau, gerai, tada man nepatinka, aš nenoriu tavęs klausytis, jeigu tu nori su savo pykčiu, tu gyvenk, būk, man to nereikia, aš pasiemu vaikus, važiuoju pas tėvų, tu nurim kelias dienas ir mes tada žiūrėsim, kaip ką spręsti. Jeigu tu išvyksi, aš pasikarsiu, nusižudysi, stop, sakau, stop, tu esi suaugęs žmogus, tai yra tavo pasirinkimas ir aš nesu atsakinga už tavo kažkokius tai veiksmus, jeigu tu jautiesi, kad tu kažką nori daryti, manęs tai nevelk, aš vis tiek važiuosiu, sakau, tu manęs nesulaikysi. Tai aš pasiėmiau vaikus, išvažiavom, mes ramiai išleido mane. Aišku, važiuojant man ašaros kaupės, nuvažiavau pas tėvų, visą drebu, nes maža ką iš tikrųjų, gal čia jis kažką pasidarys. Tai po valandos apsisukus ar po 2 važiavau atgal, vaikus palikau, aišku, mamai. Važiavau atgal, jis ten sėdėjo Rusy, žodžiu, nežinau, ten būtų, nebūtų pasikaręs jisai, bet automatiškai vėl aš nusileidau, grįžau, parodžiau, kad man jisai rūpi. Tai būkim, gyvenkim, man galbūt yra sunku, padėk man įspręsti viską. Padėsim, tai vėl per didelį nenorą, per didelį savęs paminimą vėlgi, nes be galo nenorėjau, bet prašė pagalbos manęs ir sutikau padėti dėl vaikų, nežinau, dėl ko iš tikrųjų, gal tiesiog, kad man nemokėjau pasakyti ne. Ir dar pabuvom savaitę, buvo malė šventės, bet per naujus metus, sėdėjom irgi kažką jis ten pradėjo, tai čia nuokia, kitokia, vėl čia kitokia. Ar man to reikia, galvoju, ir galvoju, kas čia pasikeis, ar šiandien, ar rytoj, ko skirtumas, tai 31 gruodžio išėjau, išvažiavau ir sakiau, sulik, jeigu tu nesikeisi, bus viskas. Ir išvažiavau, aišku, tau čia karma, tu pasididink draudimą, tau čia kojas gali nulūžti, tau čia, žodžiu, visokiais gražiais žodžiais, man pradžiai galvoju, juokauja, jis čia sakau, tai ką man čia kojas laužėsi, sakau. Ne, tau čia karma,
tu atsargiai vairuok, tu žiūrėk į pulsiką, nors į griovį važiuos, tau įvažiuos. Nu, vat, ir žinokit, kelis mėnesius bijojau net vairuoti iš tikrųjų. Tai tokie subtilūs kaip ir grasinimai prasidėjo, kai Taip, taip, išsiskyrėte. Kaip ir atvirai tiesiogiai negrasina, bet toks subtilus, ane? taip, taip. Ką tu Mhm. darai tiem vaikam, tu juos žaloji, tu nesupranti, jeigu išsiskyrė, jiems reikia tėvo. Aš to tėvo netimu, tu bendrauk su jais, būk su jais, bet aš negaliu tokį gyvenimą gyventi su tokiu žmogum, su tokiu, ta prasme, nu tai tu neprimi manęs, ko man reikia, tai tu varyk su tom draugiam, nu kokį varyk, sakau, aš išvarau, tai po to, ko aš turiu klausytis, nes tu ale išleidai, bet po to mes pykstamės, tu ant manęs išsilieji, tau viskas yra negerai, man pastovi prikaišiai, nu čia nenatūralus išleidimas yra tiesiog. Čia daugiau nei apie tik išvarimą su draugiam. Tai, nu taip, tai tiesiog apie daug ką čia susiję, iš tikrųjų, dėl bendravimo, dėl buvimo su giminėm, tiesiog tu net negirdi, ką man reikia, ko man reikia. O kaip tavo tėvai reagavo jį, kaip jie priimdavo jį? Ar jie kažką sakydavo dėl jo, ar jiems jis patiko, ar gal kaip tik nepatiko? Nu, kadangi pradžiai jis atrodė labai geras ir aš labai ten laiminga, gerai jaučiausi, aišku, pasipykdavom, mes daug prie tėvų nesipykdavom, bet nes mes greit po vestuvių, greit susituokėm, iš tikrųjų po 2 metų mes labai greit apsigyvenam kartu, praktiškai po kelių savaičių vos nepažinties ten ir po už kelių metų vestuvės buvo, tai iki to buvo viskas gražu. Aišku, ir vestuvės. Aš tikriausiai tiek norėjau vestuvių, nes čia visi iš aplinkinių, kaip čia neapsiženys, čia laikrodukas tiksi, čia tokia vis tiek linksi senmergė, kaip čia bus, žiūrėk, visi apsituokia, kaip čia, nu, aš irgi norėjau vestuvių. Ir aš prisimenu, kita diena vestuvių, nu va, apsitokiau, nu, tada galėsim skirtis. Man tokia mintis buvo. Tai realiai ne kiek aš to žmogaus norėjau, kiek aš turėjau pateisinti kažkokius tai lūkesčius, padaryti vėl tai, ko iš manęs yra reikalaujama, nes vėlgi čia matyti nemokėjimas pasakyti ne, nemokėjimas pastovėti už save, pasakyti savo ribų kažkokių, tai galų gale prievarta, kad tu turi daryti tas, kas yra liepiama, o ne to, ko tu nori daryti. Nu, tas buvo iš vaikystės vėl pareinu. Bet aš labai suprantu, kodėl tu rinkaisi tarsi eiti tokiu keliu, nes tau tokį duoda tarsi ir komfortą, kai tu tarsi paklūsti tiems kažkokiems standartams, ne, priimtiems visuomeniai. Nu, visi taip daro, tai kaip tu čia taip irgi nedarysi, tu nenori būti kažkaip atstumtas. Ypatingai, kai mes, nu, tie komentarai, neliksi senmergė, tas, anas, kaip tu čia nesiženys, jų labai daug ir jie labai paliečia. Neplokė, gal tu nesveika, gal tu negera, ar tu nepakankamai tvarkinga kažkokia, tu prasme, durna, galbūt negraži, ar kažkokia tokia netokia, galbūt, kodėl tu nesitokiai su kažkuom tai. O tau reikia to kažkokio irgi priėmimo, ypatingai, kai tu turėjai tą tokią vaikystę, kur toks jausmas tavęs kaip visai nepriėmė, ne tėvas, tau trūko tos meilės, to priėmimo, to saugumo, komforto, tai aš labai suprantu, kad ir tada tos visuomenės lūkesčius irgi aplinkinių kažkaip tai nesąmoningai atrodo, bet lyg ir pateisini ir eini tuo keliu, nes, nu, ką daugiau daryti. Taip, ir aš atrodo netgi ant kiek savy prieštaraudavo visam tam, bet negalėdavau, kaip sakau, negalėdavau apsiginti, negalėdavau savęs apginti galbūt. Ir čia mums tikrai daug ką irgi per visas konsultacijas, per visą kitą savižudybės klausimas. Kažkodėl man labai, ir klausantis kitų moterų, man užtrukdavo, kad daug sunkių momentų pergyvena ir nejaugi nenori nieks nusižudyti. Nes man tas klausimas būdavo labai aktualus ir net nesenai dabar, tik prieš kokį, nežinau, 1,5 mėnesio, tokį dežavų pagavau, kadangi kai mes gyvenam vaikystėje, mes gyvenam 10 aukšte. Ir mes įsikraustom, kai man buvo 13 ir dabar 35 metai, tik dabar, kai mes išvažiavom atostogų ten biškį toliau į kitą miestą ir išsinuomavom, gavos tai, kad išsinuomavom 8 aukšte
būtą tenais su vaikais, viskom, ir mes, aišku, važiavom, mano žė kaip ir buvo alkana, dar kažkas pasakė, vaikai čia mašinai pykstasi, ir tu kažkaip lyg pykčio priepuolis, jau tu, kad pati nervuota, nežinau kodėl, bet tokia visa esu išsiderinusi, ir tuo momentu net norėjau sustoti, kad tiesiog išeit pasivaikščioti kažkur, bet žinau, kad yra vakaras, vaikai turi užmigti ir vėl negali daryti, kas tau norisi, o tu tiesiog ir tokia jutaus tokia supykus ant ir pikta ir nežinau, ir vat nuvažiavom tada į tą butą, mes jau nuvažiavom po 11 val. Vakaro, buvo, aišku, vaikai užmigo, nunešėm, su dabartiniu draugu nunešėm, jis tada nuėjo daiktų parnešti ir aš taip į apačią žiūriu, toks, o kaip aukštai, nu tai va, šok pro tą langą ir pasibaigs visas tavo bėdas, ko tu čia nervuojas, nu, bet tiesiog tokia mintis, kad, nu, taigi šok ir viskas pasibaigs. Nes lyg kažkoks gyvenimas, kažkokie išbandymai, man kažkokie atrodo, kad čia sunkumai ir atrodo jie, ir aš tada, aišku, ne, aš ten, po to mintis, aš paskos, nei tu čia šoksi, nei tu čia ką. Ir aš atsiguliau lovą ir galvoju, nes aš, aišku, užsimerkiau, galvoju, kodėl tu taip pagalvojai, nes vėlgi, iš kur ta mintis atėjo. Ir man toks, prisiminiau vaikystėje tą tokį kiemelį, ir aš vis laik taip žiūrėdavau į tą kiemelį, matyt, po tokių visokių neteisingų baudimų, mušimų, aš sėdėdavau čia, nu taigi paimk ir iššok ir pasibaigs viskas. Matyt, ant tiek vaikas negalėdavau, kaip sakau, apsiginti kitaip, ir man ir aš matyt išaugau su tą mintim, kad jeigu kas sunku, jeigu ko negali pakelti, negali išspręsti, nu tai geriau šok ir bus viskas, viskas bus išspręsta, nebeskaudės, nebebus problemų, ta prasme. Ir aš taip atsakau, ir aš čia vieną kartą man buvo 20 keli metai, kai su draugė klubą išėjom, susipykom su draugu buvusiu, ten momentu draugavom. Ir aš, žinau, kad tai tiek buvau išgėrusi, ir aš išvažiavau būtent į tą daugiabutį, kur mes gyvenom, jisai ten miesto gale yra, iš to centro įvažiavau, žodžiu, tą butą, prisiskambinau ten kažkokiem žmonėm, atidarė man tas duris, ir nuėjau per balandinę, įlipau būtent atsidūriau tam kieme, kur visą vaikystę aš norėdavau nušokti. Tai aišku, aš tuo momentu paskambinau draugiai, tai mes kalbėjom daug, kaip ten kas, kur, nežinau, mes nepamenu, ką kalbėjom, bet realiai tai mane nuo to, kad nušokčiau, realiai tiesiog trūko labai, labai, labai nedaug. Ir po to galvoju, kodėl būtent į tą namą, kodėl būtent į tą laiptinę savo, kodėl būtent į tą pusę, kur aš visą laiką žiūrėdavau, kodėl ir atrodo neteisingos vaikystės, kaip auginam savo vaikus, kiek padaro tai žalos užaugus, ir kiek aš netgi galvodavau apie tą, ir tik dabar, nesenai supratau, kad visiems visko būna, ir nebūtina, nes ir tiek vaikus auginant neįsimiegi, vaikai verkia, bliauna, serga, jiems skauda, ką nors, tu esi pati išsekus, pavargus, galvoju, daug minčių būdavo, kad ar man to reikia, ir paprašiau viską paimti ir užbaigti. Ir tikrai daug tokių minčių būdavo, ir aš pati įsigausdavau savo minčių, bet man tai atrodė norma kažkokia tai. Toks būdas pabėgti nuo to, žinot, aš klausau tavęs ir prisiminiau kažkada turėtą irgi ankstesniai tinklalaidai pagalbos moterims linijoje pokalbį irgi su vienam savanorė jų, ir mes būtent irgi kalbėjom apie savižudybę, ir man tiesiog ta mintis tavęs beklausant išlindo, kad žmogus, kuris nori nusižudyti, iš tikrųjų nenori nutraukti savo gyvenimo, jisai tiesiog nori pabėgti iš tos situacijos, kurioje yra. Ir man taip užstrigo, taip privertė suvokti tą patį savižudybės pojūtį, tą poreikį, kai tu esi visiškai privestas iki kraštutinumo, esi išsekęs, pavargęs, ir aš tavo istorijoje irgi tą girdžiu, to tokį išsekimą, toks, kam man to visko reikia, galėčiau, netrodo, iššokti ir pasibaigtų. Taip. Tiesiog tu pavargai nuo to, nes tas labai daug ir labai sunku. Tik dabar paaugusi, ir netgi kai tą supratau, kai daug dalykų atrodo supranti, net pasidaro lengviau iš tikrųjų. Iš tikrųjų, aš jau nenoriu nusižudyti. Tiesiog aš esu pavargus,
Bet tada ką mes darom, kad taip nebūtų, kad aš jausčiausi gerai. Automatiškai pradedi filtruoti žmonės. Jeigu žmonės su šitais aš jaučiuosi negerai, tada jų reikia atsisakyti mano gyvenime. Ir dabar irgi padidinimo į stiklą mano draugas yra dabartinis. Bet kokia situacija, bet kas, bet kur išvykęs būna penktadienis ir aš jam kalbam. Galvoju, gal čia varyti į miestą su draugė, sakau. Ir žiūriu, ką jis pasakys, nenoriu varyti į miestą. Bet aišku, varyk, ką, tai būk, sakau, ta prasme, nuvarysi ir pasišoksi, smagiai praleis laiką. Geras, gerai, pliusas. Tas pats, supranta, kad aš jau su vaikais būnu, pavyzdžiui, pavargus, pervargus, nes ar visą dieną ten, jeigu serga, jie, pavyzdžiui, gerai, varo lauk tiesiog mane, gerai, varyk, arba į Akropolį ir pasportuoti, ar prie jūros kur nors. Gerai, dink porą valandų iš namų, viskas, netrukdyk mums čia, mes su vaikais dabar būsim, sportuosim, darysim ką nors. Ir taip net, atrodo, pati net nenori, bet tave išvaro, išvažiuoji, pasibūni, ramumuoji, tylumuoji ir taip, atrodo, netgi gera. Ir tada iš tikrųjų pradedi filtruoti žmonės, su kuriais yra gerai, su kuriais yra blogai. Bet vėl darbas su savimi iš tikrųjų. Ir tas suvokimas, atrodo, netgi dabar, tokių dalykų ir, sakau, man atradimas dabar su ta savižudybė, nes viskas nors ne taip susipykti ir vis iškyla, važiuok, nusitrenks tą mašiną, ir bus paprasčiau. Ir antiek dažnai galvoju, kažkokia nesąmonė, negali tai būti. Ir dabar, kadangi supratau, kad tai yra tiesiog iš vaikystės tas atėjęs, aš net nenoriu, bet aš su tuom užaugau. Kadangi užaugau su tuom, tai tą reiškia galiu pakeisti. Dabar keičiu. Ir lengviau, pačiai dabar tikrai lengviau darosi. Aš ir girdžiu tave tą tavo balse ir istorijų, kur tu toliau eini. Aš manau, mūsų pokalbis eina į pabaigą, bet aš dar tavęs taip norėčiau gal ir paklausti, ką tu pasakytum moteriai, galbūt, kuri yra panašioje situacijoje, kuri galbūt jaučia nerimą dėl savo ateities ar nežino, ką daryti dabar su tais santykiais, atrodo, ir vaikų turi mažamečių, ir tu lyg ir finansiškai gal net esi priklausoma, ir toks atrodo aklavietė, kuri galbūt beviltiškai jaučiasi ir nori, nežinau, irgi turi tų minčių apie savižudybę. Ką tu pasakytum po viso to, ką tau teko patirti nuo pat vaikystės iki dabar? Tikriausiai pagrindinis darbas yra meilė savo, pasitikėjimas savimi, nes ko man labai trūko, kad kažką daryti ar šiaip save mylėti, tai, nežinau, skaityti kažkokias knygas, kad kelti savivertę, nes mano savivertė nuo vaikystės buvo menkinama, kad aš negaliu ir automatiškai tu pats nepasitikė savim. Kai nepasitikė savim, tu prisitrauki tokius blogus žmonės, kurie dar labiau siurbia. Ir jeigu kažkas prasideda tiesiog, nes aš iš pabiškio jausdavau tos tokius netinkamus momentus, kad galbūt tas žmogus man netinka, bet galvoju, gal čia su manim kažkas negerai. Tu manškai nurašai vėl ant savęs. Ir man labai padėjo psichologų konsultacijos, knygos, domėjimas į save iš tikrųjų, nes kai tu pradedi skaityti, domėti, suprasti, kur kas buvo neteisingai, kas yra teisingai, kas neteisingai, kaip turi iš tikrųjų būti, kokia turi būti meilė savo, rūpestis savo, ne savanaudiškas, o tiesiog savo, net lapuojant savęs pirmą kitiems, o po to tik tais kas liko, tai čia jau užteks ir man jau. Tai pirmą, žiūrėti savęs, iš tikrųjų, kad ir kaip banaliai tas skambėtų, bet kol tu nežiūrėsi savęs, pirmoje eilėje bus vyras, vaikai ir visi kiti, tol tiesiog nebeliks savęs ir nebesurinksi galų gale. Ir man tai labai padėjo netgi konsultacijas pas psichologų karts nuo karto nueiti, pasišnekėti, išlieti savo jausmus ir duoda patarimų kažkokių, tai jeigu tau reikia, gal tiesiog tau reikia išsišnekėti. Tai kai įsiskyriau, man buvo pirma pagalba, ačiū Dievui, aš juos ėmiausi, nes be proto padėjo. Ir dabar susitikimas grupinėse tuose terapijose. Įsikalbėjimas, supratimas, kad aš ne viena tokia esu, kad daug moterų kenčia, daug moterų tyli, daug moterų netgi smurtą, fizinį smurtą pakenčia, psichologinį smurtą iš vyrų ir vis tiek toliau gyvena, nes galvoja, kad jos vienas pačios yra niekas. Ir mes, atrodo, galim daugiau, išėjau, nei 2 metų nebuvau mažylė, išėjau, kažkaip įsisukau. Ir viską mes galim, tik reikia neklausytų kirminų, kaip sakant, kurie jėda mumis iš šono. Ačiū labai už pokalbį.
Ačiū, tikiuosi kažkam padėsiu, nes tokių moterų yra daug. Ir kiekvieną kartą, kai ateina į terapiją nauja moteris, jos pirmas dalykas, ką aš irgi sakiau, pirmas dalykas, man lengviau, nes žinau, kad aš tokia ne viena. Iš tikrųjų, kiek daug moterų kenčia ir atrodo, kad čia tik mums taip nesiseka. Bet yra daug tokių šeimų, tokių moterų, kur atrodo viskas gražu, paveiksliukas, nusifotografuoja, įsideda socialinius tinklus, o kokia graži šeima, gražus, sveiki vaikai. O kas darosi viduje, tiesiog. Ačiū labai už išklausimą. Tikiuosi kažkam kažkas, kaip sakant, įeis bent vieną ausim.